Jūs dalyvaudami, laimėdami konkursus, kaip tikri laisvos Lietuvos ambasadoriai, mūsų šalies vardą garsinate pasaulyje. Koncertai savo miestuose, regionuose, turtinate mūsų žmonių dvasinį gyvenimą, bręstate patys, padedate šiandienos jaunąją kartą suartinti su didžiąja muzika, tikromis meno vertybėmis. Tai, mėlėjai, tikrai jau 24 kartą Lietuvos muzikų rėmimo fondo iniciatyva, pagerbiami daugiausia laurų laimėję talentai, įvertindami juos bendrai užsibrėžtą tikslą vedę mokytojai. Esu tikras, kad praėję metai buvo kupini nuostabių laimėjimų ir dar ilgai liks visų mūsų muzikos mylėtojų atmintyje. Akivaizdu, kad daug muzikinių pergalių pasiekė mūsų gabiausiai Lietuvoje ir užsienio šalyse studijuojantys aukštųjų muzikos mokyklų studentai. Prestižinėse konkursuose, nugalėtojais tapo garsiosios nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos, mūsų šaunių muzikos gimnazijų ir konservatorijų moksleiviai. Įvairiuose tarptautiniuose konkursuose Lietuvos vardą garsino baigusieji studijas, muzikinių teatrų, profesionalių orkestrų, ansamblių muzikai. Tai be jokios abejonės rodo aukštą mūsų valstybės muzikinę kultūrą. Naudodamas progą noriu padėkoti profesionaliems muzikos pedagogams, kurie kantriai veda jaunus talentus į meno aukštumas. Mylėjai muzikos pasaulio žmonės. Nuoširdžiai sveikinu įvairiausių tarptautinių muzikos konkursų laureatus. Tai galbūt pirmieji, tačiau labai svarbus jūsų pasiekimai, pergalės atveriančios vartus į pasaulio muzikinį gyvenimą. Gėrį, kurkite grožį ir žinoma, visada prisiminkite tuos puikius pedagogus, kurie jums suteikia sparnus. Nes mėly mokytojai, mėly dėstytojai, iš tikrųjų jūsų indėlis yra begalinis. Galbūt visiškai kitaip pakryptų tų jaunų žmonių keliai, jeigu ne jūsų meilė ir ne jūsų dėmesys jiems.